Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandieną mes esame Burneika Fitness sporto klube, pas Bronių Burneika. Šiandieną jis mums parodys 20 minučių treniruotę, kurią jūs galėsite pasidaryti esant lauke, sporto klube, o galbūt ir namuose. Sveikas, Broniau. Labas, Laimi. Aš visiems esu pažadėjęs ir girdėjęs, kad tu šiandien mums parodys labai įdomią treniruotę. Taip, parodysiu labai įdomią ir labai iš tikrųjų paprastą treniruotę. Tai treniruotė su savo kūno svoriu, 3 pratimai, 20 minučių, kurią galite atlikti namuose, sporto salėje arba lauke, kur yra svarbiausia turnikas. Skersinis kaip dar. Taip. Tai papasakok mums apie tą treniruotę. Tai eime, parodysiu. Ok, eime. Šios dienos mūsų darbas 20 minučių. Per 20 minučių mes turim padaryti kuo daugiau šito vieno didelio komplekso. Tai reiškia, darom 5 pristraukimus, po to keliaujam 10 atspaudimų padaryti ir po to keliaujam padaryti 15 pritūpimų. Padaręs 15 pritūpimų, vėl važiuojam prie pristraukimų. Ir taip mes turim per 20 minučių padaryti kuo daugiau ratų. Tai iš esmės šitie 3 pratimai galima skaičiuoti kaip vieną ratą. Taip, kaip vienas ratas, viena graži, kaip sakant, stotelė, per kurią mes pereinam ir važiuojam vėl iš naujo ir vėl iš naujo ir vėl iš naujo, kol padarysim visus. Tai gal parodysi mums, kaip taisyklingai atlikti visus 3 pratimus? Tai žinoma, keliam. Važiuojam. Tai pas mus pirmas pratimas yra pristraukimai. Gal kaip papasakok apie pristraukimus ir variacijas? Taip. Pristraukimus, tai svarbiausia pristraukimo metu, kad smakras užeitų už skersinio ir jų svarbiausia mums padaryti 5. Taigi, variacija. Pirma pagrindinė variacija, kada mes įsitęsiam, pakeliam klubą šiek tiek, į priekį paduodam, prisitraukiam, smakras užeina, nusileidžiam. Pristraukimo greitis kiekvienam individualiai galima greitai daryti, galima lėtai daryti, galima daryti, kaip kai kurie mėgsta užsimetimą tiesiog. Priklausomai vėl nuo kiekvieno treniruotumo lygio ir galimybės kokios yra, nes dažnai lauke skersiniai būna aukšti, nepatogus, sulenkti, tai būna dar irgi variantas tokie skersiniai arba lygiagretis ir juose galima irgi variantas, tai pasimti, pristraukti, grįžti, norint sunkesnį daryti koją, aukščiau koją pakelti, vėl priklausomai kaip sunkiau nori. Ir dar variantas arba su diržais, arba su žiedais, taip pat toksai. Pristraukiam, grįžtam, pristraukiam, grįžtam. Tai antras variantas pas mus yra atspaudimai. Kaip jie daromi? Labai paprastai, pirmiausia reikėtų atsigulti. Atsigulti. Taigi, atspaudimas, tai pradėkim gal nuo pilno pagrindinio varianto, kada įtempiam sėdinį, pilvo presą, mentis nusileidžiam, krūtinę paliečiam žemę ir pakylam. Darom taip 10 kartų. Toliau yra lengvesnių variacijų. Taigi, nuo kelių irgi lygiai ta pati padėtis, nusileidžiam ir pakylam. Leisdamiesi įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Svarbiausia, kad, kaip dar kartą paminėsiu, kad krūtinė nusileistų iki pat žemės ir išlaikyti liemenį tiesų, gražų, nugarą tiesę, kad nebūtų tokių išsirietimų darant, arba kai daro irgi va taip, ar tokių. Svarbiausia, kad būtų techniški ir nusileidžiant. Vienas iš svarbesnių gal variantų, kad tarp alkūnės sąnario būtų 90 laipsnių kampas. Toksai. Negali būti toksai, negali būti tiek nusilenkti. Turi būti 90 laipsnių kampas. O ar yra skirtumo, kad žmogus taip atsispaudžia, ar kaip pasirankos šone? Taip yra skirtumas tik dėl to, kad kitos raumenų grupės dirba. Daugiau esminio skirtumo nebus, nes čia reikia žiūrėti lankščiai, žmogus gali daryti tiek, kiek nori pakartojimų, bet pati esmė, kad žmogus padarytų tuos 10 pakartojimų. Tai ir paskutinis pratimas, tai yra pritūpimai. Taip. Kaip jie daro? Taigi, pritūpimo metu tai įjunkim dažniausiai rankų pagalbą, kada kūno masę šiek tiek paskirstom ir būtų lengviau pritūpti. Kūno svorio centras visas daugiau keliauja į kulnus, ne pilna pėdariavimas, bet daugiau į kulnus, gali pilna pėdariavimas, bet svarbiausia, kad neatkiltų kulnai, o kulnai būtų prispausti prie žemės. Tūpiame iki 90 laipsnių,
pritūpimo galima gilesnius, kaip kas nori, bet pagrindinis esmė, kad geriausia ir mums svarbiausia 15 kartų pritūpti, atsistoti, išlaikyti pilvo presą įtemptą. O tai koks yra netaisyklingas pritūpimas? Netaisyklingas tuomet, kada daroma ant pirštų galų, keliai išeina į priekį, taip jau negerai, kada keliai eina į šonus, į vidų, į šalis, visi tokie pritūpimai jau yra netaisyklingi. Geriausia, kad kur kojos pirštai žiūri, į tą pusę ir į tą pusę eina kelio sąnarys. Ačiū, broniau, tau už parodytą treniruotę, o jūs, mėlieji, galite tą treniruotę darytis visur. Namuose, lauke, sporto klube, visur, kur yra skersinis. Jeigu jums patiko šitą treniruotę, jeigu jums patiko šitas video, laikinkit, šerinkit, dalinkitės, komentuokite, klauskite, mes būtinai jūs atsakysime. Geros jums treniruotės. Iki.